Artėjom prie pavojingos vietos ir jos lygtais išvengiam. Aišku, čia ir perimetras taip suvestas, bet puolam. Bet išsijungė peiliukus ir žiūrėkim, kliūties atsitraukė. Styga šiuo atveju liptų ant viršaus. Liptų ant viršaus to dangčio ir ten zulintųsi. Peiliai paleisti. Važiuojam toliau. Su kliūtim tikrai delikačiai pasielgė. Nesusigadino pats savęs. Žiūrėsim, kas bus toliau. Kągi, apsas tuo tarpu, gal kažkokį pranešimą iš karto pateikė. Atsitrenkė į šaknį, peilius sustabdė tuoj pat ir bėga nuo jų. Peilius vėl paleidžia. Tas gal ir neblogai, kad į kliūtį atsitrenkus stabdo peilius, kad jų nepažeist. Tai su Styga taip esu sumalęs ne vieną komplektuką, atsitikus bėdai. Štai, GPS meistras. Senas lipdukas, 8 metų senumo. Priekabą pats pirkau. Ar GPS meistras davė prieš 8 metus patestuoti, vis dar testuoju. Žiūrėsim, kaip čia tau seksis. Oranžinės robotuko apdailos yra gražu, oranžiniai ratai galbūt irgi gražu, bet visgi aš juos daryčiau galbūt juodus, nes jie purvinasi ir tas purvas ant oranžinių ratukų, jis iš karto tampa matomas, arba netgi ir žemės, iš karto matosi ir tie ratai atrodo nešvarus. Kai naujas buvo su tais oranžiniais ratais, tikrai gerai atrodė, bet dabar, nežinau. Galbūt čia skirta labai gražiai švariai pievai, tai tada tas vaizdas tikrai bus geras ir gražus, bet realiam gyvenime štai jau vaizdas purvinasi. Tai dabar, kaip suprantu, jisai, vėl sustojo, vėl paleido. Ką jis čia pajuto po savim? Kažką pajuto. Dabar, kaip suprantu, jisai perimetrą bando apipjaut. Paskui jau startuos į centrinę dalį. Ko jis čia taip suabejojo dabar? Rado išėjimą. Tai ir obuolių testas bus įdomus. Tai obuolių panašu, kad netarkuos, jeigu tai peilius jisai stabdo kliūtį pajutęs. Obuolių zona jau netoli. Tuoj pažiūrėsim, kaip jisai su jais kovos. Tvorą tik tai palietė, peilius iš karto išjungė. Peiliai paleisti. Tvorą palietė, bet nesmarkiai. Peiliai sukasi. O dabar atvažiuojam į obuolių zoną. Tik palietė kampuką, peilius iškart sustabdė. Užskaitau šitą dalyką. Tai tikrai padeda juos išsaugot. Peilius pasileidžia ir štai obuoliai. Vienas pervažiuotas. Painiojamės į tinklą. Peilio aukštą aš padariau aukštesnį šiek tiek, 50 mm, tai jų gal ir nesiekė, bet jau pradedam tarkavimą turbūt, kompoto darimą. Bent jau su ratais tai tikrai, imam ir pačius obuolius. Peilius nestabdom. Tai išvada tokia, kad obuoliai tikrai turi būti surinkti. Gerai, vadinasi, pažiūrėsim perimetrą apvažiuos, stabdysim, surinksim tos obuolius.
Galvojau, gal yra kažkokie stebuklingi vaistai, to išvengtas. Painiojomės į skudurą, kurgi tavo kameros, nežinau kur, bet skuduro matyti nemato. Bet neužstrigo. Settingsuose dar kartą pažiūrėsim, ar tas jutiklis yra aktyvuotas. Gal aš jo neaktyvavęs ir čia bandau jau kažką surasti ir suprast. Taip, darbo režimas, spėjimo, visuotinis spėjimo aukštis, 50 litus, apsauga, personalizavimas, Vision Fence jutiklis įjungta. Va, jei buvimo vieta nustatoma tiksliai, jutiklis visuomet išjungtas. Ai, tai bet čia turbūt kai išjungi. Turbūt kai jisai išjungtas, nors ne, jei buvimo vieta nustatoma tiksliai, jutiklis bus automatiškai išjungtas siekiant pagerinti pjovimo efektyvumą, kai vėjapjovė yra 30 cm atstumu iki ribos. Nu, reikės dar tą pasiaiškinti, bet panašu, kad jisai nors ir paspaudė jungti, bet jeigu jisai tiksliai save mato su GPS palidovais, tai jis tą jutiklį išjungia automatiškai. Nu, reikės pasigilinti. Kelią tarp supinių radom. Nu, perimetrą panašu, kad apvažiavom. Krūmų užpulsi ar neužpulsi. Šis krūmas jam netrodo fainas, puola, bet nelabai. Tai perimetrą kaip ir apvažiavom. Peiliai išsijungė. Ir ką jis dabar važiuoja atgal į stotelę. Nu, peilius įjungė. Jis reiškia pervažiuodamas tarp atstumų, kad taupyti elektrą, tai peilius išjungia. Ir užpuls dabar pat save.